Esu Mantas, bastausi po pasaulį, šį kartą esu Rio de Žaneire. Čia lankausi pirmą kartą ir bandysiu patikrinti. Tiesa, ar melas yra mitai apie šį miestą. Sveiki, šiandien su jumis sveikinuosi iš Rio de Žaneiro, Brazilijoje. Turbūt nesunku atspėti iš kur, nes ten matosi, vos, jau truputį po debesimis slepiasi Kristus atpirkėjo statula. Ir Rio yra labai karštas miestas visomis prasmėmis. Čia vyksta karšti vakarėliai, iki pat paryčių vyksta įspūdingasis karnavalas, taip pat visus metus yra paplūdimio gyvenimas. Visas miestas yra apsuptas lūšnynais, todėl tikrai nėra saugu, vienas nesaugiausių miestų Latino Amerikoje iš tikrųjų. Ir šio video tikslas bus aplankyti vieną iš tokių lūšnynų, pažiūrėti, kaip tenai vyksta gyvenimas ir parodyti jums. Ir pirmą, pabandysime aplankyti visokias vietas, galbūt net paragausim tradicinio maisto, tai aš manau, kad nelaukiam ir judam į miestą. Iš karto atvykus į Rio de Žaneirą neįmanoma neįsitraukti į paplūdimio gyvenimą. Miestas iš rytų pusės apsuptas legendiniais paplūdimiais, kaip Copacabana, Ipanema ir Leblonas. Rio pilnas muzikos, judesio ir žinoma salsos ritmo. Važiuojant taksi per skirtingus rajonus pro langus vis pasirodo spalvingi Rio lūšnynai, favelos. Visi Rio objektai yra realiai ant kalno, todėl reikia į juos kažkaip nuvažiuoti ir pirmasis mūsų šiandien transportas tai yra tramvajus. Lipam dabar į traukinį. Labai daug žmonių, galite atspėti, kad labai populiarus objektas, tuoj pamatysit koks. Su Rio nesezono metu tai nėra visiškai pilna, galiu ramiai atsisėsti vienas, sėdžiu ant dviejų vietų. Taigi kylam iki vieno iš naujų pasaulio stebuklų Kristaus atpirkėjo statulos. Tai lenkime su vienu tramvajum, tai yra kokie yra būdai važiuoti iki šito Kristaus atpirkėjo statulos. Tai galima važiuoti tramvajum, tai kaip matot, galima važiuoti su taksi iki tam tikros vietos ir paskui važiuoti su mikroautobusiuku arba kopti iki kalno pačiam viršaus. Kopti reikia apie 2 valandas. Tačiau šiuo metu yra labai nepatartina tai daryti, nes yra mažai turistų, labai daug atsiranda vietų, kur nėra turistų, tad atsiranda daugybė galimybių, sakykime, vagišiams tave apvogti. Dėl to yra nepatartina lipti, geriau važiuoti tiesiog traukiniu. Čia irgi nusprendžiau, kad geriau važiuoti traukiniu, šiandien šiaip yra gana šilta, lauke, nors ir kaip ir žiema. Rio 28 laipsniai, tai žiemą nepanašu, kaip sakant. Išlipom iš traukinio ir aš jau matau Kristų atpirkėją, žiūrinti tiesiai į Rio de Žaneirą. Šiaip už manęs nuostabus vaizdas, esam ant labai aukšto kalno ir einu pasižiūrėti iš arčiau. Šitą vieną iš naujo pasaulio stebuklų. Yra vienas kitas žmogus, mėgsta manas pozą, aišku, išskėtus rankas į šonus. Tik taip galima nusifotografuoti, bet manau, neblogas kampas, Čia yra pati populiariausia Rio de Žaneiro lankoma vieta. Aišku, ne tik Rio de Žaneiro, čia ir turbūt visos Brazilijos yra pati lankomiausia vieta. Šitas Jėzus apžvelgiantis visą Rio yra kiek daugiau negu 100 metų senumo ir šiaip iš tikrųjų, kai pagalvoja, kad tokio amžiaus tikrai įspūdingas statinys. Besimėgaudamas vaizdais link cukraus kalno, nemenkai išgąsdino mane vienas padarėlis, net šūktelėjau iš išgąsčio. Čia va ten kalno yra ir gyvūnėlių, Aišku, labai gerą vaizdais įsirinko čia pasižiūrėti. Čia matosi visai neblogai visos favelos, kurios supa Rio. Tai kaip ir mūsų šitos pagrindinis tikslas šito video, tokioje vienoje ir apsilankysim. Važiuojame vaizdą į pietus, į šiaurę, į rytus, į vakarus, į visas pusės į Rio. Kaip ir minėjau prieš lipant į tramvajų, kad Rio beveik visi objektai yra ant kalno. Įdomu, kuo tie visi vaizdai skiriasi vienas nuo kito, tai judam į kitą objektą. Judėti per taškus Brazilijoje yra visiškai paprasta, nes Uberį iškviesti nesunku, o kaina yra neapsakomai pigi. Kartais už valandą važiavimo mokėdavo 4 eurus. Dabar kitas objektas bus cukraus galvos kalnas. Jį kirsim kitą transporto priemonę, tai yra funikulierius. Kylom. Net ausis užgulė iš tikrųjų labai greitai. Viskas čia vyksta, labai gražus paplūdimiai. Čia yra raudonasis paplūdimys vadinasi, vienas populiarius
mažesnių tokių gana uždaras, taip kaip Copacabana arba Ipanema iš viso. Yra tarp daugybė žmonių, čia gali taip privačiau maudytis. Ši vieta dar yra ypatinga tuo, kad nuo jos puikiai matosi Kristaus statula. Turbūt net galbūt geriau negu kaip esi šalia jo, nes čia gali visą pamatyti iš toli. Turbūt geriausia vieta mieste žiūrėti į jį, nors aišku turbūt per kamerą neatrodo didelis, bet šiaip žiūrint akimis tai tikrai nemažas. Daugybė laivelių matosi iš čia ir ten yra oro uostas, į kurį aš nusileidau. Oro uostas yra įspūdingas tuo, kad yra žiauriai trumpas nusileidimo kelias ir tiesiog nusileidom ir iš karto dėjo ant stabdžių net. Bet labai gražus šiaip vaizdas, kol leidas, nes visą laiką sklendi, atrodo vandenį ir atrodo, kad leisis į vandenį ir tada tik tai tu esi oro uoste ir štai nusileidau oro uoste. Štai va lėktuvas kilo, reikia smarkiai įsibėgėti. Nagi. Tikrai labai trumpas įsibėgėjimo takas, čia tik tai vietiniai skrydžiai vyksta. Nagi ir pakilom. Paukščiai dabar didesnė atrodo per kadrą negu lėktuvas. Labai šiaip atvira vieta stebėti lėktuvus, sakyčiau. Net nežinau, ar yra kur nors geriau pasaulyje, kur esu buvęs. Šiaip visas kilimas čianais yra ne iš vienos dalies, o iš dviejų. Dabar kilsim antrą. Čia buvo tik tai tarpinė tokia stotelė. Šiaip gana populiari šita vieta yra ne tik, kad čia gražus vaizdai, bet dauguma vietinių atvaro čia tiesiog pavalgyti, nes yra daug labai kavinių, barų. Nepalyginsi, kaip yra su Kristaus statula, ten realiai tik tai 2 kavinės, kur atsigert kavos ir gal suvalgyti kokį ledą. Čia daug daugiau restoranų ir barų yra, kad žmonės su gražiu vaizdu galėtų smagiai praleisti vakarą. Tai dabar mūsų laukia šitas daug linksmiau atrodantis funikulierius. Ja, pradėjome kilti. Pakilom antrų funikulieriam ir dabar tai jau labai geras vaizdas matosi į Kristaus statulą. Tai dabar jau esam tikrai ant cukraus galvos kalno. Todėl toks gana keistas pavadinimas iš viso. Šiaip Sugarloaf yra angliškai. Šito kalno forma primena taip, kaip anksčiau cukrų pardavinėdavo 19 amžiuje. Ir Brazilija yra kaip pagrindinė šalis, kur yra cukrus eksportuojamas. Tai dėl to toks ir kalno pavadinimas. Čia dar va tokių mažų bežonyčių yra. Šiaip atrodo kaip voverė, kol būna medyje, bet paskui, kai nušoka, tai jau tikrai aišku, matosi, kad čia nebe voverė, o bežonytė. Rio yra tikrai, atrodo, miestas pritaikytas žiūrėti iš viršaus. Beprotiško grožio vaizdai, bet jau pažiūrėjom realiai iš visų įmanomų pusių. Ir važiuojam dabar į miestą. Pažiūrėsim, ko žmonės tenai gyvena. Einam pro žaidėjų vartus į pačią Marakaną. Štai kaip žaidėjai mato visą šitą daugybę vietų. Kuo gyvena pačioj žmonės Brazilijoje, tai tikrai futbolas. Ir Rio ypatingai, nes čia yra pati populiariausia komanda Brazilijoje. Turi net 40 milijonų fanų, iš tikrųjų labai daug. Ir dabar esu legendinė Marakano stadione, čia kur, jeigu galbūt esate girdėję, kur yra 200 000 žmonių vieną kartą varžybą žiūrėjo finalą tarp Urugvajaus ir Brazilijos. Dabar stadionas yra truputėlį susitraukęs, nes kadangi kai vyko pasaulio čempionatas paskutinis 2014 metais, dėl saugumo buvo sumažinta vietų nuo 155 tikrų iki 78 000. Tikrai, vos ne dvigubai. Tai dabar stadionas toksai truputėlį yra galbūt nublukęs, bet vis tiek atlieka labai svarbią funkciją šitai visuomeniai. Tai yra labai svarbi vieta visoje Brazilijai. Sėdi čia visokie milijonieriai, bet pat padažytai niekaip neišeina normaliai. Visur toks brokelis. Štai čia yra pačios tos populiariausios komandos marškinėliai Flamengo. Vat įdomu, kiek šitie batai kainuotų aukcione kokiam nors. Turi būti ne 100 eurų. Ko niekur nesu matęs, tai kad kojas žmonės kištų į cementą. Kažkaip turbūt dėl to, kad pas mus krepšinis tai rankas, o čia vat kojas. Ir garsiojo Ronaldo įspaudas. Turėjau svajonę stebėti rungtynės Marakano stadione, tačiau tuo metu vyko lygos pertrauka. Kiek teko domėtis, patekti į rungtynės čia visai nėra sudėtinga ir nebėra pavojinga, kaip sklando mitai. Tai ir į kalną kilom, tai ir nuo kalno leidomės. Na, šiaip nežinau.
Gynyba irgi nelabai veikia. Bet šiaip gynybos nelabai reikėjo. Aš tikiuosi, kad favelos nereikės gynybos šitame epizode ir viskas bus gerai. Nu, bet dabar taip... Išalkau aš taip, nežinau, išalkau kažkaip, ne. Visos varžybos, visi tie į kalną nuo kalno, tas, ta prasme, tikrai kalneliai šitos varžybos buvo kol kas ir šitas epizodas. Nu tai ką, aš tikiuosi, kad duos kažką valgyti šitoje Brazilijai, nu tai ir viskas, ir valgyti. Ačiū visiems. Pabandysim braziliškos virtuvės. Braziliška virtuvė labai panaši argentinietiška, labai daug visokių kepsnių mėsos, jautiena, kiauliena, tos pačios vištienos labai nemažai. Šiandien bandysim patį tradiciškiausią brazilišką patiekalą, kuris vadinasi frejoda. Tai iš tikrųjų yra iš daug dalių čia susideda. Tai čia visų pirma yra kiauliena ir kiaulienos yra ne vienas pjūvis, o daug pjūvių. Čia yra ir kiaulienos šankuliukai, ir dešra kiaulienos. Tikrai toks pilnas kiaulienos patiekalas. Čia yra labai svarbus elementas, čia yra juodos pupelės. Jų troškinys, taip pat patiekiamas su ryžiais, fakora vadinasi, tai yra toksai iš arakano miltelių daromas, toksai kaip tokie džiūvėsiai dalykėlis, nežinau, paragausim, niekada gal neragaus, jisai patiekiamas su beikonu, su šoninė beikonu ir tokiam tikrai tropiškam smūgiui trūkštelės iš apelsino. Nu ką, bandom paragauti, šiaip labai daug maisto, čia yra porcija vienam žmogui, nežinau, kas tiek galėtų suvalgyti. Net celės bėgam, kiek gerai atrodo. Tai pabandysim su pupelėm. Visko čia įsidedam į lėkštę. Reikia ir aišku paragauti būtinai šito. Viską bandysim iš karto, žodžiu, po truputį. Džiūvėsiu va paimsim. Toksai košė makalošė čia gausis visiškai. Ryžių. Aš jau labai mėgstu ryžius. Nu ką, bandom, atidarom. Taip, kiauliena labai gerai iškepta matosi. Pabandysiu pirmą tų džiūvėsių. Nu, visiškai kaip džiūvėsių, galiu pasakyti. Kiauliena labai matosi, bus gerai iškepus. Labai patroškinta. Labai skanu, labai sūrus patiekalas. Pabandysim pupelį su apelsinu. Labai įdomus skonis. Išrūtė rūgštelė kerta per gerklę ir tas sūrumas taip susideda įdomiai. Ir tie džiūvėsiai atrodo kaip, nežinau, vos ne panko, kažkoks kepsnis gaunasi. Toksai savadarbis, realiai tiesiog pasidarus. Bet šiaip labai skanu. Gerai. Labai skani brazilų virtuvė. Iššokau į taksi, važiuoju dabar Rio gatvėmis iki susitikimo su mergina, kuri mus pavedžios po lūšnynus Brazilijos. Jinai vietoje gyvena, vietinė yra, jos vardas Rėja. Tuoj susitiksim, pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodys. Iš tikrųjų, susitikimą jinai suorganizavo prie įspūdingo viešbučio, tai bus, galima sakyti, kontrastus galima bus pažiūrėti, kokia yra šitoje šalyje. Atvažiavam prie viešbučio, atrodo įspūdingai. Čia naktis kainuoja 800 €. Galit suprasti, kokios prabangos čia yra. Palyginimui aš moku gerokai per pus mažiau už savaitę. Irgi labai geram rajone, tik tai tikrai netokiam geram viešbučiui. Pasiėmė mane, pradėjom kilti link favelų. Ką, važiuojame su mašina geras 20 minučių jau ir kelias darosi tikrai nebelygus. Važiuojame į kalną ir po truputį prasideda pats didžiausias lūšnynas Pietų Amerikoje. Šiaip labai gražus piešiniai visam mieste, ne tik šitoje vietoje. Kylam į viršų, manau, kad jau toj lipsim ir žiūrėsim viską iš arčiau. Tai lūšnynas Brazilijoje vadinasi favela ir mes lankysimės faveloje pavadinimu Rašina. Išsilaipinom, esam dabar pačioj pradžioj šitos favelos.
vaizdas iš karto įspūdingas, iš karto tokia mini tampėlė, bet manau, kad to viskas sklaidys ir einam gilin. Ruošinė turi savas taisyklės ir savo tvarką. Nepaslaptis, kad čia viską kontroliuoja Vermelijų komando Gauja. Iš portugalų į lietuvių kalbą išvertus Raudonoji komanda. Ji faktiškai valdo teritoriją ir užsiema nelegalių medžiagų prekybą. Policija favelose egzistuoja, tačiau vietiniai pasakojo, kad tam tikromis dienomis, kai renkami mokesčiai, pareigūnai tiesiog pasitraukia iš teritorijos ir apsimeta nieko nematantys. Ši favela yra laikoma viena saugiausių, nes ją valdo antra pagal dydį Brazilijos Gauja ir čia nevyksta jokie gaujų karai. Gyventojai taip pat renkasi tylą, mainais Gauja padeda spręsti kasdieninės problemas, palaiko tvarką ir užtikrina savotišką stabilumą. Pavyzdžiui, šioje vietoje visi 70 000 favelos gyventojų išmeta šiukšles ir paskui jos 2 kartus per dieną yra išvežamos. Esam dabar prie pat marketo įėjimo. Neša žmonės daikčiukus, daug veiksmo tikrai. Va tokiais skersvatkliukais vaikštam. Viršui laidai, šonu čia. Šiaip ne visur galima filmuoti, nes tiesiog pardavinėja nelegalius dalykus gatvėse ir ten yra keliai ir reikia nustoti filmuoti karts nuo karto, bet ir pasako kur, išjungiam viską ir akinius netgi reikia nusimti, nes ir kameros ir akiniuose šiais laikais būna. Tokia parduotuvėlė ir kaip matot, klubo simbolis Flamengo ir matomai turbūt čia tikrai fanai. Čia pilna tokių labai siaurų praėjimų, reikia visą laiką į kalną lipti biškį net uždusęs. Šiaip kas yra įdomaus, tai kad, tarkim, šita vieta, jeigu žmogus gali nusipirkti namą čionais ir jisai yra viršutiniam aukšte, jisai sprendžia, ar galės kas nors dar virš jo statyti ar ne. Jis gali parduoti leidimą statybai, o tuo metu pastato aukščių kontrolę perina kitam žmogui. Šiuo metu aukščiausias pastatas šiame lušnyje siekia 11 aukštų. Einam į favelos vidų. Kiekviename aukšte dažniausiai yra atskiras būstas, kuris gana kuklus. Lova, spinta ir vos keli būtinieji baldai. Kalbant apie sanitarinį mazgą, jis dažniausiai būna vienas visam pastatui. Taip pat yra ir su šaldytuvu bei virtuvės erdve, kur žmonės gamina maistą bei valgo. Favelos gyventojai dažniausiai nemoka nei už vandenį, nei už elektrą, nes nelegaliai prisijungia prie tinklo. Kitokia istorija yra apie internetą. Jį tiekia privatus sektorius, todėl už jį reikia mokėti. Lipom į favelos viršų, čia galime sakyti vos ne pats aukščiausias pastatas. Vaizdas atsiveria nuostabus tiesiog į ją. Ir sakė, negalima filmuoti apačią, nes čia vaikšto žmonės, kurie pardavinėja narkotikus. Ir čia yra jų kelias, dėl to negalima į apačią filmuoti. Galima filmuoti tik į horizontą, tai pasigrožėkit vaizdu, vaizdas tikrai nuostabus ir šiaip labai draugiška favela, galėčiau pasakyti. Žmonės tikrai visi draugiški ir labai, aišku, viskas bendruomeniška yra ir labai saugiai jaučiamės, iš tikrųjų, nes sakyčiau, gal net saugiau negu mieste. Dabar jau pradėjom leistis vis labiau žemyn. Iš tikrųjų, čia net trupa viskas yra. Yra visokias parduotuvėlės, netgi galima saldainių, kokios kolos ar Heinekeno iššaut. Didelės gatvės visai arti. Pilna tokių mažų siaurų gatvelių ir jos visos susisiekia kaip didelė. Nu ką, štai vaikai žaidžia futbolą, žalytas kvapas. Šioje vietoje turistai gali pažaisti futbolą su vietiniais vaikais. Įdomu tai, kad vaikams čia nereikia duoti pinigų, užtenka vietiniai parduotuviai nupirkti ko nors skanaus. Vaikams favelose yra skiriamas ypatingas dėmesys, nes daugelis gyventojų neturi pensijų, todėl ateityje būtent vaikai tampa pagrindiniu paramos savo tėvams ir seneliams šaltiniu. Luštyne veikia mokykla kaip ši pavyzdžiui, o gyvenimas čia nereiškia, kad žmogus užsiema nelegalia veikla. Dauguma gyventojų dirba įprastus darbus mieste, ypač Rošinos gyventojų, nes iki prabangių rajonų vos pusvalandis. O kalbant apie kainas, čia būsto vertė priklauso nuo vietos faveloje. Apačioje patys brangiausi, tada per vidurį patys pigiausi, dabar einam vidurį, čia labai tamsu, daug mažiau yra vandens ir visko. Blogesnis gyvenimas, tikrai matot, žiauriai tamsu. Biškai dabar išeinam vėl dienos šviesą, bet čia labai siauri takeliai gaunasi. Tai apačioje kainuoja 1200 braziliškų realių, per vidurį 700 ir viršui vėl kainuoja 850. Čia mėnesį gyventi, tai padalinkite 6 ir gausite eurus. Tikrai ne per brangiausiai, galima sakyti. Ne kaip tas viešbutis, kur iš pradžių buvom ryte. Dabar lendam per iš viso tarpelį, maksimaliai mažą. Čia turbūt iš viso mažai kainuoja. Ta prasme, visur net vanduo taškosi ant galvos einam.
ta prasme, žiauriai tamsu. Visur šiukšlės, kaip sakant, bet išlindom kažkokią bent jau minimalią dienos šviesą. Einamos gatvėliais. Šiaip dar ko šita favela yra įspūdinga, kad neturi viską. Ir elektrą, ir vandenį, ir internetą. Tai dėl to, kad yra tarp dviejų labai turtingų Rio rajonų ir jam reikia patiems tarpusavį turėti šitos visus komunalinius dalykus. Taip pat netgi yra metro, iš tikrųjų. Toks metro, tramvajus reikėtų sakyti. Dėl to, kad irgi susisiekimas tarp dviejų turtingų rajonų. Bazilija, kaip visada labai tikinti, tai yra ir bažnyčios, aišku, lūšnynuose visur viduje. Čia yra, vadinasi, favelos paskutinė vakarienė, juodaodis Jėzus ir visi valgo pizzą. Va štai toks vat paveikslas, tikrai įdomus. Braziliška pica, bet to yra labai populiarus patiekalas čionais. Sėdom į gatvę pagrindinę, sekė antrą pagal dydį, daug veiksmo. Judom tolyn, aš manau, kad jau viskas atėjome iki apačios, turbūt ir išeisim taip pat iš favelos. Iš favelos grįžau atgal į Rio, turbūt kitoje ikoniškoje Rijos vietoje, tai Rio paplūdimy, prie 12 gelbėtojų posto. Tai yra labai populiari vieta, kur žmonės turtina, bet matyt dabar galbūt labai didelės bangos šiandien. Ir aš manau, kad tai ir yra šio epizodo pabaiga. Ir ačiū visiems, kad žiūrėjot, paspauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir prižadu, kad kiti epizodai bus ne ką prastesni. Ir tikiuosi, kad jums tas patiko ir sužinot kažką naujo. Tai iki ir iki kitų kartų. Kitame epizode matysite. Lipom iš valties ir eisim džiunglėmis. Grįžti atgal į savo urvelį ramiai. O čia yra baltų miltelių medis.